Sekmadienį darbai, aišku, pas mus nesustoja. Nu, aišku, ne pas visus. Šitas, aišku, ilsis. Neseniai maudžiau, bet ateina čia į sandėlį kiekvieną dieną. Tai dulkės užloja su savo kailiuku ir viskas. Ir pasidaro vėl toks velnias. Praeitą savaitę išsiuntėm apie 900 smaikučių. Šiandien sekmadienis ir vėl prisikaupė. Nu, čia vieną dėžę turim. Čia viena dėžė ant viršaus. Va, čia dėžė. Ir šitie visi turi būti supresinti. Ir aišku, presas šiandien dirba pas mus. Ir va dar turim beveik 8 metrus tokio lapo atprintint, kuriame bus apie 100 kokių dizainų. Ir vėl dasidės ant tų krovų. Kažkas turės juos supresinti. Nu va, ruloną atsiprintinom ir lieka tik susikarpyti. Nukarpyti turbūt visi moka, tai gal labai nereikia čia jums rodyti kaip kas. Bet jeigu reikia jums kažkokio tutorialo, tai skambinkit, rašykit, paaiškinsim kaip karpyti, kaip žirklės laikyti įsiklingai. Jau greit video įdėsiu, kaip darau šitą. Ar yra fanų pas mus? Ir atsiprintinau šitą, kas vakar matėt video. Kad užsisakė hoodie pinkinis, vat su tokiu dizainu. Tai prieš presindamas aš aišku susieksiu su klientu ir paklausiu, ar tinka iš visiems šitai. Jeigu netinka, dar pridinsim. Jeigu tinka, viskas presinsim, siūsim jam. Nu va, susikraunam į tokias krūveles. Ir dabar reikės surinkti rūbus ir susidėti šitos. Na va, viskas susiorganizavom. Renkamės manatkes ir varom iš čia. Tai va, uniformą pasikeitėm ir važiuojam toliau. Gero jums sekmadienio.